Jūs į Vereną galite čia apsižiūrėti ir dabar plepėjų. Ne, tai jūsų čia nebus. Tai čia, nebent tik paaiškinti šiek tiek, kaip mažeikiškiai gal. Aš, pavyzdžiui, irgi mažeikių kraštovaizdžius irgi nežinau, bet ten yra labai irgi gražių vietų, kas aš ypatingai dėmesį skiriu kraštovaizdžiams. Čia va, tas pats yra Akmenės kraštovaizdžio elementas, gamtos ir kultūros parkas. Gal jūs ir visiems tekę būti. Sakė, važiuosim 4 valandą ekskursiją. Žinai, ten ir švenčių vietos centrinė. Va tokį pamatysit, jeigu nuvažiuosit, tokį pamatysit. Centrinė mūsų švenčių rajoninių švenčių vieta. Po kokių 5 metų. Ir čia ir tokia kaip vizija 200 metų į priekį, bet jūs galite paskubėti ir greičiau, jeigu norėtumėt kažkaip, pasakykime, yra tokia mintis Dabikinės pilį pastatyti arba Akmenės pilį. Nes rašytinės šaltinės yra paminėti, kad buvusius Dabikinės pilį. Natūrali upės. Jo, ir kai kurie elementai ir pastatyti, va 2 bokštai, čia yra tie mažiukai bokštai pastatyti, yra ta centrinė dalis šiek tiek pamūryta. Ir noris visą tą kompleksą taip, bet uždengiau su tokiu draiskalu, kad iš blogas nenužiūrėt. Bet pas jums visas aiksmus yra tokia... Geros. Ja, taip kad turim didžiulę viziją, čia yra 69 kvadratų, tai yra 2 hektarų ploto teritorija, tas gamtos ir kultūros parkas vadinasi, senas Akmenės pušėms va čia. Ir va šitoje erdvėje mes menininkai ir Arūns ir visi kiti esame labai suinteresuoti, kuo įdomesnį tą erdvę padaryti. Kas čia paslėpta? Labai atsiprašau už nekantrumą, labai nekantrumą. Kas čia paslėpta? Kas paslėpta? Aha. Čia ir tai kaip ir Akmenės rajono dvasinių taškų schema, kurios dar ne visiems esu paaiškinęs, bet ir tokie, kaip sakant, kai kurios zonos, kurios yra ypatingai svarbios ir jų sąryšyje su, tarkim, su gamtos ir kultūros parku, bet ir apimantis tą rajono zoną. Čia tokia širdies akmuo, ant kurio visą tą schemą ten medis auga. Ir čia dabar randatės Himaną šitam namuke. Čia va, Akmenų pupeliuks tek. Prie pat Akmenų pupeliukų, bet... Tai čia toj pusėj? Ne. Čia 20 metrų nuo šokos. Jo, bet tai kurioj pusėj čia tas ir visas? Ir versija tokia, kad... Mes esam toj pusėj. Ten ir pušynas. Čia va į Viekšnių pusę, Akmenės centras, ir va į Viekšnių. Ok, supratau dabar. Ir čia yra namuklė, jeigu turės laik nueisim. Čia yra Akmenų pupeliuks, kuris iš tikrųjų yra tokia hipotezė, kad kaip ir daras miestų varnai yra, nes nuo upeliukų daras miestų ir Lietuvai garis ir Nevėžis, ir Vilnelė, ir Utenos ten miestai yra nuo to vandenvardžių kilę. Tas pats yra Akmenės, tai esu taip laimingas, kad šalia jos įsikūręs ir bėga Akmenų upė tiesiai. Panašiai į tokią kaip burną. Čia, jeigu taip iš toliau žiūrėtumėt, pamatytumėt. Čia Dabikinės upė vadinasi. Nosis yra jo. Ir va čia burna, ir smakras eina toliau, ir kaplas toliau. Ir va, kas įdomiausia, gyvenu šitokiai vietai, kur ištekos, nesakykime, tos didžiosios galvos kažkokias, sakykime... Jūs valdot liežuvį, burną, kalbat ir skleidžiat žinią. Ir jisai man skleidžia žinią, aš tik tai persakau, nes visa ta žinia prateka pro pat arčiausią mano zoną. Ir džiaugiuosi, kad tokiai vietai įsikūriau. Čia mažius irgi prieš tanką žaidavo tanukais, tai įsigėjau šitą vietą, didelį noriu turėti. Šitą vietą gyvenimo plotą. O čia yra iš tikrųjų kalnas, kad buvęs kelių valdybos teritorija, dabar jis ir nukas, ant jo buvęs ir vėjų malūnas. Nuo to vėjų malūną gal kažkas galėjo pamatyti, žinai, va tą didžiulę galvą, nes ta galva yra kilometrinė dydžio ir pakankamai sunkiai matoma. Iš apačios tiesiog nematys, tik tai pakilęs. Ir nuo tos vietos, gal kokią nosį galėjo pamatyti, gal burnos dalį. Ir nuo to kažkaip, nors aišku, yra tikėtina, kad čia tas galvos atradims
buvo jau senovėj, nes aš išparemsiu, tarkim, ten parodysiu žemėlapį. Čia nepagalvotume, kad čia vien planelė, čia žemėlapis planas, kur grinai va ta pati galva, va ta linija yra. Ana tik tai dabar ten guli kniūpščias, o čia aukštinio galva. Visas va tos burna ir nosios skylė, nuosekliai stovi. Nosios skylė 15 kvadratinių metrų plotis. Čia yra, čia jau mano konkrečiai užpiešta galva, bet yra atspausdinta nuo šitos schemos. Visiškai atspausdinta. Matot, kokia tikroviška galva gaunas. Čia tik tai, va, sakykime, tą akį dėjo, ko nėra. Ta nosis vilelį gal paryškina ir tą šitą slaptą dalis. Nors irgi dar tiksliai nežinau, gal ten toks pakilims ir yra, dar taip nesamas tas schemas tą kalvotumą išanalizavę. O visą, sakykime, net takų struktūra, kelias, takas vidinis atitinka anatominius spragtus žmogaus. Ir kaip atrodo, lyg tai peršasi, jeigu dar pasidomėt, sakykime, čia yra ta centrinė švenčių vieta, kur visa ta kultūrinė raiška reiškia, kur formuojasi baltų stygų panašiai. Iš tų baltų stygų zonas išeina, sakykime, ta saviraiška mūsų visų ir tame tarpe šitos didžiosios galvos. Ir kas įdomiausia, kad seniau ta vieta buvo irgi vadinama kryžiauna, ten irgi šventos apeigas katalikų vykdavo. Netikėdavo, tikėtina, kad tie religiniai sluoksniai nuo seniausių pagoniškų laikų iki pat krikščioniškųjų vieni ant kitų tenkės tas zonas, tas religinės vietas okupavo tikėjams ir uždengė šitas zonas. Ir kai pagalvoja, koks stiprus yra argumentas, kad ta vieta galėjo būti kažkokia pakankamai dvasinga ir gal kažkokį šventumą net turėjęs senais, gal pagoniškaisiais laikais. Aš jau skaičiuoju net nuo ledynmečio laikų, ta zona buvo kažkom ypatinga ir net tas upeliukas, kuris kerta kaklų, petės zoną, panašiai, vadinas pragarius. Pragarių vardas susijęs su to galva. Kaip galėtų rasti tas pavadinimas šalia galvos. Tai reiškia, kažkas iki senovėje žinojo, tas galvos egzistavė. Šiaip su jis nesusiradęs. Čia visai net parko teritorijos zoną siekia. O čia yra visa miestelio schema, gatvių struktūra ir kas įdomiausia, jo to, sakykime, pragarių arba akmentikių, dar kitaip vadinamo žvilgsnis, tiesiog va tą centrinę penkių gatvių aplinkas, vos kaip žvaigždės žiūrint. Ta galvas su optimizmu. Tai jau turim tokį ženklą ir kaip jame bet jo nebandysiu svarbinti, stengiamės visais įmanomais būdais, menininkai. Ir turistai, tas lankomumas kažkiek tai padidėja, kai suradom tokį svarbesnį akcentą pušyną. O čia yra pirminė tokia pirminė vizija, kaip galėtų po ledynmečio pirmosios gentys atsirasti. Ir čia skaitau, kad net tokia fantastinė versija keliu, ne fantastinė, kad čia, žinoti, į tą ledynmečio laikmetį nestagiliai įsijautęs, medituoti tiek neturiu tokių įvaldęs gebėjimų. Tai įsivaizdavau, kad šitos pirmos ledynmečio gentis, akmentikių gentis, taip pririšau prie to pavadinimo, kad nuo akmenė turi turėti pirmasis gentis, kurios pasirodžius. Tai yra tokia storio sluoksniai didžiuliai ledo, tai yra mokslininkų net įvardinta, kad panašiai kilometrinė svorio kamanų pelkė, kurie aukštapelkė, ten ledynas turėjo vos ne kilometrinę svorio ledą, luitus. Ne luitus, bet šios dangaus. Ir saulė pradedant tirpti, atsirado tokius pokryšus ir galėjo ta akmentikių gentis atsirasti. Net fantastinė versija to keliu, kad jie patys sukūrė tą akmentikių galvą. Čia ne šiaip savo gamtinis elementas atsirado, bet žuvus tos genties vadai, Pragaliui ir
akmentikių gentis tiesiog iškirto ledo tą kontūrą, laužais išdegino ir būtent pradėjo tą zoną labiau tirti ir gavos vos ne upelio tas kontūras. Nu, čia tokia hipotetinė, fantastinė versija, kur idealizuodamas tą kraštą aš bandau privesti ir surasti, nu, kaip sakant, mitologinį dalyką nuo senovės įsikurtas mitas. Ir ne veltui, jeigu jūs pažiūrėtumėt į pasakas, sakykime, ypač arabų kraštą, dar ko nors, kur, sakykime, seniau skraidantys kilimai buvo, ne? Nu, tai jų vizijos, tos kiliminės vizijos įsigyvendina dabar šitiniais laikais, lėktuvai skraido, mus nešioja. Kilimai, savotiški kilimai. Arba sakykime, automobilis, kuris yra atvažiavo. Taigi, seniausiai pasakas buvo kuriamas, kad stebuklingi batai, greitaigiai batai, ne? Prisimenu. Septynėlį. Tai čia ir greitaigiam bate sėdite, atvažiuodami. Nu, o, sakykime, internetiniai, dabar plotmėj, tai, sakykime, nu, anksčiau buvo labai populiarios pasakas su tais džinais, kurie lįsdavo iš butelio. Nu, tai dabar tas dirbtinis intelektas arba tas pats. Tu klausimai. Ir noras pildo. Ir noras 3D. Viskas yra pas tos fantazuotojus, mitologus, kurie iš tikrųjų pagrinda tas pradinės idėjas ir jos tos pradinės idėjas nuo seniausių laiko egzistavo ir tik dabar įgavo kūną. Čia, kai kurie čia galbūt be pasakot, gal jums ir nusipos. O šitie dalykai, kai iš kur jie atsiranda? Kai neturit idėjų kažką, sukuria tokį ir čia tiek vadinas, prasme, buvo... Ar kas čia? Galvoju, kad menininkai visą laiką tai pilni idėjų. Taip, pritrūks kartais idėjų. Galvoju, dar tada tokį. Ir va čia iš tikrųjų jos tašau, skiedras darau, žinai, pečiu. Bambioskas čia, priešas. O pats jau karinga asmenybė. Arba Kuvaldas, arba Bambioskas, dabar yra tokia tendencija, kas tik užeina, visi sako, nu čia jau turbūt kokas, jau žinai, ginsimės nuo parazitų. Kokia yra tas savijauta mūsų visų, kalbam apie tą būtent agresiją. O čia iš tikrųjų yra skiedras, dariau pečiai prasikurti ir kad nesudiplovuočiau tos kavalkas ir dūmais viską paleisčiau. Įsivaizduokit, 5 minutės aš iš gyvenimo išbraukiu, kapodamas tą. Tai kad ir jums patariu, niekuomet visą laiką veiklus daryti tokius, kad būtų išliekamoji vertė. O aš irgi čia darau, kad skiedras darydamas pusę sudeginu, bet šiokį tokį galutinį rezultatą pasilieku savo, kad įprasminčiau tas 5 minutės, nors tokį produktą. Tai kiek čia 5 minučių jie, ne? Čia tiek? Ne visuomet 5, kitus gal greičiau padarai, kitus gal ilgiau. Iš tikrųjų, bet koks judesys, negaiškit visą laiką. Hebra, kas norit vieną koką 5 eurų parduoda. Verslininkas parduoda. Ne verslininkas. O čia dar ir biškiai apie tą galvą yra kelias versijas, kaip galėtų galvą pamatyti pirmieji žmonės. O čia yra, sakykime, mes irgi, jeigu vyriškiai prisimenė, vis karsidavom, po medžius slapdavom. Įsilipus aukštai į medį, ko gero galėjo pamatyti. Ne visą tą galvą, bet tas užuomenas, nosis, burna, o paskui kažkas tai sudėlioja bevaikščiodamas pakrantę. Kita versija yra, jeigu mes vis sapnuojam. Nemažai, aš net užsirašinėjau, kai kad sapnus savo atsikeli, taip tingiu keltis, kai nepamirščiau, ryte atsikeli, niek nebeprisimenu. Geras sapnas. Gerus sapnus stengiuosi užsirašyti, tai kad būčiau mažiau mieganis, tai aš daugiau būčiau prisirašęs, bet nespėtis užsirašyti. Tai o čia yra sapnuojantis žmogus, pavakėlis ant akmens ir matoma šitą vaidmenį, tą pačią didžiąją galvą. O čia kitas versijas, kurias mes nebėra su tą galvą susietas. Čia aš esu tą, taip noriu dirbti ir to pačiu noriu svajoju.
medžiagos, tik gal moterim kažkokių tokių gražybių švelnių neturi. O pas sukreiptas. O čia akmentikių ginklai. Jo, va čia tos mūsų vadinamas akmentikių gentis, kuriais rūbais ir aš apsirengęs. Aha, čia akmentikių genties rūbai Jo, tokie. jo, jo. Ir su tokiais ginklais eidavo. O iš tikrųjų jie tikrai buvo mažiausiai iš visų egzistuojančių genčių karinga, bet kraštutiniu atveju tik tai ginklus vartoja. Pagal mano rankelę, tai jaučiasi. Bet čia yra irgi, nu, O ten žmogaus gaugalė? Taip, taip. Tikra? Taip, tikrai. Čia tai Čia, kai labai tokius erzelingus klausimus užduoti, tai vienas toksai. Tai čia tipo, čia supratau. Kas per daug klausimų užduoti, Supratau. tokių, tai Tyliu. yra ginklų, visko yra, žinai. Aš tyliu. Kraštutiniu atveju. Katalai gal einam tenais. Blogai veikia, nežinau. Energetiškai blogai veikia.